Tiesos vaisius. Elohimo žodžiai širdyje. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 20. Tiesos vaisius. Širdies žemė. Išmesk netiesą iš savo širdies ir padaryk ją gerą dirvą, pasiek tiesos sėklą ir augindamas tiesą dink vaisių. Žemės susigrąžinimas. Raskite netiesą, kurią Biblija sako išmesti arba nedaryti, išmeskite ją iš savo širdies ir padarykite ją derlingą dirvą. Sėti tiesos sėklas. Raskite tiesą, kurią Biblija sako saugoti, ir pasiekite tiesos sėklą širdies lauke iš derlingos žemės, auginkite ją ir neškite tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Projektas. 1. Projektas. Išmesk. 2. Projektas. Nedaryk. 3. Projektas. Laikykis. 4. Projektas. Daryk. Ivei, projektas. Daryk. Išmeskite melą iš savo širdies ir paverskite ją gerą žemę. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 1 Petro 3:07. Ir jūs, vyrai, gyvenkite su žmonomis supratingai, kaip su silpnesniu indu, gerbdami jas kaip gyvenimo malonės bendra paveldėtojas, kad jūsų maldos nebūtų trukdomos. 1 Petro 3:08. Galiausiai visi būkite vienminčiai, užjaučiantys kitus, mylintys brolius, gailestingi, draugiški. 1 Petro 3:11. Tegu jis nusigręžia nuo pikto ir daro gerą, tai ieško ramybės ir tesiveja ją. 1 Petro 3:15. Šventu laikykite viešpatį Dievą savo širdyse, visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausančiam apie jumise esančią viltį romiai ir pagarbiai. 1 Petro 3:16. Turėdami tyrą sąžinę, kad šmeižiantys jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti. 1 Petro 4:1. Kadangi Kristus kentėjo kūnu už mus, tai ir jūs apsiginkluokite tą pačią mintimi, nes kas kenčia kūnu, tas pametė nuodėmę. 1 Petro 4:7. Visų dalykų galas arti. Todėl būkite blaivūs ir budėkite maldose. 1 Петра 4:8. Visų pirma, karštai mylėkite vienas kitą, nes meilė uždengia gausybę nuodėmių. اول پترس ساعت 4:08. Būkite tarpusavyje svetingi be murmėjimo. 1 Petro 4:10. Tarnaukite vieni kitiems kaip geri visokeriopos Dievo malonės tvarkytojai, sulig kiekvieno gautąją dovaną. 1 Petro 4:13. Verčiau džiaukitės, dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiūgauti dideliu džiaugsmu. 1 Petro 4:16. Bet jei kenčia kaip krikščionis, tegul nesigėdija, o te šlovina dėl to Dievą. 1 Petro 5:3. Ne kaip viešpataujantis jums patikėtiems, bet būdami pavyzdžių kaimeniai. 1 Petro 5:3. Taip pat jūs, jaunesnieji, būkite klusnus vyresniesiems. Ir visi, paklusdami vieni kitiems, apsivilkite nuolankumu, nes Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę. 1 Petro 5:7.
Bütün kaygılarınızı ona yükleyin, çünkü o sizi kayırır. 1 Petro 5 valandos 8 minutės. Būkite blaivūs ir budrūs, nes jūsų priešas velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti. 1 Petro 5 valandos 9 minutės. Pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimu, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus patiria jūsų broliai pasaulyje. 1 Petro 5 valandos 12 minučių. Per Silvaną ištikimą į brolį, tokiu jį laikau, aš jums trumpai parašiau, ragindamas ir liudydamas, kad tai yra tikroji Dievo malonė, kurioje jūs stovite. 2 Petro 1 valanda 5 minutės. Todėl parodydami visą stropumą, praturtinkite savo tikėjimą dorybę, pažinimu. 2 Petro 1 valanda 6 minutės. Pažinimą susivaldymu, susivaldymą ištvermę maldingumu. 2 Petro 1 valanda 7 minutės. Maldingumą brolybę meilę. 2 Petro 1 valanda 10 minučių. Todėl, broliai, dar uoliau stenkite sutvirtinti savąjį pašaukimą ir išrinkimą. Tai darydami, jūs niekada nesuklupsite. 2 Petro 3 valandos 12 minučių. Laukiantiems ir skubinantiems Dievo dienos atėjimą, kai dangus suirs liepsnose ir elementai sutirps iš karščio. 2 Petro 3 valandos 14 minučių. Todėl, mylimieji, šito laukdami, stenkitės, kad jis rastų jūs taikoje, nesuteptus ir nepeiktinus. 2 Petro 3 valandos 17 minučių. Tad jūs, mylimieji, iš anksto tai žinodami, saugokitės, kad nedorėlių paklydimo traukiami, nenupultumėte nuo savo stiprybės. 1 Jono 2 valandos 24 minučių. Todėl te pasilieka jumise tai, ką girdėjote nuo pradžios. Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios, pasilieka jumise, tada ir jūs pasiliksite sūnuje ir tėve. 1 Jono 2 valandos 27 minučių. Bet patepimas, kurį iš jo gavote, pasilieka jumise, ir nereikia, kad jūs kas nors mokytų, nes pats jo patepimas moko jūs visko, ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kadangi jis jūs pamokė, jūs jame pasiliksite. 1 Jono 3 valandos 7 minutės. Vaikeliai, tegul niekas jūsų nesuklaidina. Vykdantis teisumą yra teisus, kaip ir jis teisus. 1 Jono 3 valandos 11 minučių. Tokia yra žinia, kurią girdėjote nuo pradžios, mes turime mylėti vieni kitus. 1 Jono 3 valandos 18 minučių. Yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle severim. 1 Jono 4 valandos 1 minutė. Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų. 1 Jono 4 valandos 7 minutės. Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. 1 Jono 5 valandos 16 minučių. Jei kas mato nusidedant savo brolį, tačiau ne iki mirčiai, te prašo ir Dievas duos jam gyvybę, būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai. Yra nuodėmė iki mirčiai, ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma. 1 Jono 5 valandos 21 minučių. Vaikeliai, saugokite stabų. Amen. 2 Jono 1 valanda 5 minutės. O dabar prašau tave, pone, ne kaip prašydamas naują įsakymą, bet kaip tą, kurį turėjome nuo pradžios, kad mylėtume vieni kitus. 2 Jono 1 valanda 8 minutės.
Žiūrėkime savęs, kad neprarastume, ką esame nuveikę, bet kad gautume visą atlygį. 3 Jono 1:11. Mielasis, nesek tuo, kas pikta, bet tuo, kas gera. Kuris daro gera, yra iš Dievo, o kuris pikta, nėra matęs Dievo. Judo 1:17. O jūs, mylimieji, prisiminkite žodžius, kurie anksčiau buvo paskelbti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus apaštalų. Judo 1:20. Bet jūs, mylimieji, statydami save ant savo švenčiausiojo tikėjimo, melsdamiesi šventojoje dvasioje. Judo 1:21. Išsilaikykite Dievo meilėje, laukdami mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gailestingumo amžinajam gyvenimui. Judo 1:22. Vieniems, kurie abejoja, būkite gailestingi. Judo 1:23. Kitus bijodami gelbėkite, traukdami iš ugnies, bodėdamiesi net jų kūnų suteršto drabužio. Apreiškimo 2:05. Taigi prisimink, nuo kur nupuoliai, atgailauk ir vėl imkis pirmykščių darbų, o jeigu ne, jei neatgailausi, greitai ateisiu ir patrauksiu iš vietos tavo žibintuvą. Apreiškimo 2:10. Nebijok būsimųjų kentėjimų. Štai velnias įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti. Jūsų laukia 10 dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Apreiškimo 2:16. Tad atgailauk. O jeigu ne, aš greitai ateisiu ir kovosiu su jais savo burnos kalaviju. Apreiškimo 2:25. Tik tai tvirtai laikykitės to, ką turite, iki ateisiu. Apreiškimo 2:29. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako bažnyčioms. Apreiškimo 3:02. Budėk ir stiprink, kas dar yra ir merdi. Aš neradau tavo darbų, kurie būtų pabaigti Dievo akivaizdoje. Apreiškimo 3:11. Štai aš veikiai ateinu. Tvirtai laikyk, ką turi, kad niekas netimtų tavo vainiko. Apreiškimo 3:18. Aš tau patariu pirkti iš manęs išgrynintą ugnyje aukso, kad praloptum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Apreiškimo 3:19. Tuos, kuriuos myliu, aš baru ir drausminu, būk tad uolus ir atgailauk. Apreiškimo 19:05. O nuo sosto nuskambėjo balsas: šlovinkite mūsų Dievą visi jo tarnai ir tie, kurie bijote jo, maži ir dideli. Apreiškimo 22:17. Ir dvasia, ir sužadėtinė kviečia: ateik. Ir kas girdi, te atsiliepia: ateik. Ir kas trokšta, te ateina, ir kas nori, tesisemia dovanai gyvenimo vandens.